Tai rudens ir žiemos metu, kai dienos trumpesnės, o oras dažnai niūrus, sumažėja ir augintinių fizinis aktyvumas. Tačiau šlapias maistas gali tapti ne tik maistu, bet ir smagia pramoga arba užduotimi, kuri lavina protą ir suteikia užimtumą net tada, kai lauke siaučia lietus. Gyvūnams valgymas nėra tik fiziologinis poreikis. Tai ir natūrali veikla, kuri lavina instinktus. Laukinėje gamtoje šuo ar katė turi pastangų įdėti, kad gautų maisto, o namuose viskas patiekta dubenėlėje per kelias sekundes. Todėl pramogos su maistu leidžia atgaivinti tą natūralų medžioklės jausmą ir padeda išvengti nuobodulio, ypač ilgomis tamsiomis dienomis. Šlapias maistas puikiai tinka laižymo kilimėliams ar interaktyviems žaidimams, į kuriuos galima įdėti maisto ir leisti augintiniui jį laižyti. Tai užima gyvūną, ramina ir padeda išlaikyti dėmesį. Tokie žaidimai gyvūnams turi raminantį poveikį. Jis mažina stresą, padeda nusiraminti ir jaustis saugiau. Be to, šlapias maistas padeda palaikyti natūralų organizmo drėgmės balansą, o tai naudinga šaltuoju sezonu. Tokie valgymo žaidimai padeda ne tik iškrauti energiją, bet ir sukuria smagią kasdienę rutiną, kuri stiprina ryšį tarp šeimininko ir augintinio.